suformuotas specialus angokraštis. Iš skardos į jį yra įleistas 2,5 cm gylio ledas. Sumontavom tą ledą, laidą iškišom, elektrikam liko padaryti, sujungti elektrą ir prie įvažiavimo turės tokį gerą vaizdą, tie visi vartai švies ir žiauriai gerai atrodys. Šitas angokraštis yra iš elementarios standartinės rūkinės skardos, 0,5 mm storis. Senesniais laikais darydavom, tas priekis būdavo platesnis, bet dabar jau minimalizmas biškai gaunas. Šitas galas yra po lentelę, pasikiša, prisikala su lentelė, vidurys yra klijuojamas, skarda klijuojasi, galima pažiūrėti, jinai nebarška labai taip stipriai, nes yra priklijuota ant klijų. Tai čia vėlgi yra minimalizmas toks, kad nebūtų daug kažkokių detalių, kažkokių kampų, tai viskas yra daroma su tarpeliais. Atskirimas lentelės nuo skardos irgi yra su tokiu pačiu tarpeliu. Tai šita skarda yra aliuminio lakštas 2 mm storio, jinai yra išlenkiama gamykloje pagal mūsų padarytą brėžinį išmatuotą karkasą. Sumontuojam, pripjaustom tas siūlės, kad būtų viskas idealiai. Tada nuardom, vežam į dažyklą, nudažom milteliniu būdu pagal reikiamą spalvą, gražiai supakuoja ir jau kaip baldą labai atsargiai sumontuojam. Banguojasi skardos plonos, tos standartinės, kurios dedasi ant stogų ir taip toliau. Tai yra medinis karkasas, kaip laikantis elementas, paskui mes dėjom cetrio plokštę, kuri nebijo drėgmės ir tada jau ant jos klijavom su tam skirtais klijais. Cetris tai yra tokia plokštė medžio drožlės su cementu maišyta. Tai jinai yra atsparesnė drėgmei negu OSB. OSB plokštės jau praktiškai labai mažai kur naudojam, nes OSB bijo drėgmės, pučiasi ir yra labai šalutinių nepageidaujamų procesų. Naudojam cetrį tokiose vietose, aišku, jį ten sunkiau apdirbti, sunkiau sumontuoti, sunkus jisai yra iš cemento, iš betono, bet jisai praktiškai nebijo drėgmės ir gali ten tą skardą ir parasuoti ir dar kažkas pasidaryti, bet kada naudoji specialiai tam skirtą plokštę, tai ilgaamžis sprendimas jau tada gaunas. Kadangi visiems savo darbams suteikiam 10 metų garantiją. Ir stengiamės padaryti, kad laikytų daug ilgiau.